Mums reikės filė peilio arba kito aštraus peilio, būtų gerai ilgesnio ir plonesnio. Aš mėgstu iš anksto pasiruošti popierinių rankšluosčių, nes purvinom rankom iš viso rulono sunku imti. Susiplėšau mažesniais gabaliukais. Taip pat labai svarbu gerai pagaląsti peilį, naudokite tokį galustuvą, kokį turite. Pradėsime nuo to, kad pašalinsime apatinį peleką. Tada darom propjovimą apačioje. Dabar darysime įpjovimą palei žiaunas, pradedant nuo nugaros. Prie nugaros įpjauname tiek, kol peilis atsirems į stuburo kaulą. Stuburo kaulas eina išilgai nugaros. Neįpjaukite į patį kaulą stipriai, tiesiog reikia jį pasiekti ir tada užsukti peilį uodegos link. Pjauname palei visą stuburą. Šio pjovimo metu mes nupjauname šonkulius nuo pagrindinio stuburo kaulo. Gale turim praeiti vos virš pelekų. Štai ir turime pirmą filė gabalą. Čia matosi nupjautų šonkulių likučiai ir pats stuburas. Dabar apverčiame žuvį ir kartojame viską identiškai. Įpjovimas palei žiaunas. Pjūvis palei stuburą. Ir praeinam šiek tiek virš peleko. Štai ir antras filė gabalas. Išmetimui lieka tik galva, viduriai ir stuburas su minimaliai ant jo likusios mėsos. Dabar eilė servetėlėms, matot kokios mano rankos. Nebūtų patogu dabar imti viso rulono popieriaus ir jį terlioti. Aišku, galima nusiplauti rankas po čiaupu, kam patogiau, bet stalą vis tiek norėsis pavalyti. Sekantis etapas – nuimti odą nuo filė. Pradedam nuo galo, paliekam nedidelį galiuką, už kurio laikysime filė ir darom įstrižą įpjovimą iki odos. Kai pasiekiam odą, pasukom peilį ir pjaunam palei odą. Oda pakankamai tvirta ir jį lengvai nenusipjaus, tik svarbu kita ranka odą laikyti visada įtempus. Spauskite peilį kuo žemiau, kad nepaliktumėte mėsos. Čia būtent ir geriausiai darbą atlieka filė peilis. Pažiūrėkite, ant odos nieko nelieka. Nusivalau peilį ir darbo vietą ir darau tą patį su kitu gabalu. Na ir paskutinė užduotis yra išimti šonkaulius. Tam darome įpjovimą po apačia šonkaulių, kuo arčiau jų. Darykite įpjovimą po truputį, nes šonkauliai užsilenkia. Reikia nedidelį užsukimą padaryti palei juos, kad prarasti mažiau mėsos. Čia aštrusis filė peilis irgi turi pranašumų. Taip po truputį pjaunant galima ir nupjauti viską, bet aš turiu kitokią techniką, kad palikčiau kuo mažiau mėsos ant kaulų. Darau nedidelį įpjovimą ir tuomet apverčiu filė. O čia naudoju tą pačią techniką kaip su odos nuėmimu.
Pjaunu spausdamas peilį žemyn kuo arčiau šonkaulių. Ir taip po truputį nupjaunu visus šonkaulius ir papilvės odą. Pažiūrėkite, kaip švariai nupjauta. Kartojam tą patį su kitu gabalu. Įpjovimas papučia šonkaulių. Apverčiam ir nupjaunam palei šonkaulius. Štai ir viskas. Šiuose gabaluose lieka tik šiek tiek smulkesnių ašakų nugaroje. Jas galima pajusti braukiant pirštu štai čia. Šitas ašakas irgi galima išpjauti, bet jos yra lenktos formos, todėl tai padaryti sunkoka ir tenka nupjauti dalį nugaros mėsos darant kaulų išpjovimą. Todėl šių kaulų aš neišiminėjau. Štai ir viskas, lieka supjaustyti gabaliukais ir iškepti.